kur renkatės? Va, čia kitą reikia susidaryti. Patrulis 118, kur reikalinga lapė? Štai mane sulaiko. Už tai, kad aš turiu ragį. Tai mane sulaiko. Rado tenai kiaušinių. Ką čia draudžiamas daiktas? Pareigūnė, už ką sulaikytas šitas Čia žmogus? draudžiamas. O tavęs tas kiaušinis atsinešė. Taip? Aš nusipirkau, kodėl aš tai? O ką planavote daryti? A ką galim kiaušinę daryti? Nežinot? Galit parodyti? Ką jums parodyti? NT 412, NT 18. Tai šio vietų negalima rodyti. Persistengėt man. Kaip sakot? Jūs man stengiat ragį. Patrulis 5. Atsiprašau, jis sulaikytas už ką? Už tą maikutę savo? Tarnybų neturim, nes gediminas neįveikia. Žirgas. Ar kažkur draudžiama tokias vat gaidį užbrauktą nešioti? Visa smulkesnė informacija bus vėliau Birželio 23-osios gauta, ten kreipkitės. Ne, nu, bet jeigu jūs sulaikot, Nekomentuoju. jūs gal turit žinot, už ką sulaiko, tiesa? Visi komentarai bus tame. Puikiai suprantu, puikiai žinot, ačiū. Kada? Renginių metu mes turim teisę apriboti. Pačią geriausią. Anomalija ir tai neturėtų būti provokuojama. Aš norėčiau, kad būtų apsaugotos mūsų šeimų vertybės ir mūsų vaikai nematytų paradų. Dėl to aš čia esu ir ačiū Jums. Nu, Markai. Duosi porą žodžių? Jums aš duosiu. Puiku. Truputį nuotaikos kaip apranga Vilniaus ženklas, papasakojus įspūdžius pirmus. Tai čia yra miesto logotipas, aš noriu pasakyti, kad Vilnius yra visiems, tai čia tikimiausiai spalvų kolekcija, to tai pasakyti. Ir jau pasakiau visiems kolegam, kažkam trūkdo, kažkam ne, tai žiūrėsim, kas bus ateityje. Viskas tik prasideda, kaip bendri įspūdžiai, trečias eitinės, kaip įsivaizduojat, kažkoks skirsis nuo buvusio. Aš laukiu didelis šventės ir aš noriu, kad būtų laiminga ir viskas būtų kaip šventė. Čia, žinai, mes turime apie ką protestuoti irgi, bet svarbiausia, kad būtų labai smagu visiems ir su šeima atvykti ir parodyti pasaulis, kad Vilnius yra atviras į europietiškas miestas. Paskutinis klausimas, kaip jums atrodo, galbūt daugiau politikų dėmesio galėtų būti, jūs pats esate iš principo politikas? Taip, aš norėčiau kuo daugiau, visko iš celebrėčių, iš normalių žmonių namie, pakalbėti su draugais, aš noriu politikais, kad prisijungtų, bet yra progresas ir step by step, čia bus didelis žingsnis šiandien, tai aš labai laimingas. Ačiū labai. Ačiū Jums. Puiku. Nedaryk, Greta. O kodėl jisai man atrodo? Nedaryk. O kodėl tu man šitą apsimėsi? Bet tai senas vietas, o šitą tempį. Tai kaip tu? We hate you. I think some people have too much free time to do this. Thank you. And your name? Hans. Thank you. Nice. Oh,
balioną, čia tokie rūdžiami balionai yra, čia yra gatvės vietai, kažkoks 6. Va! No, porque es que está O mes tęsiam transliaciją iš Vilniaus Gedimino prospekto ir kviečiame likti su Delfi portalu, nes jūs matysite visas rungtynes. Labą dieną. Labą dieną. Čia atstovaujat kurią grupę? Kurią grupę? Taip. Aš tai kaip asmuo dabar atstovauju. Tave. Tai palaiko šitą? Aš palaikau žmonių lygybę. Tai palaukit, lygybė, nelygybė. Čia kalba dabar eina apie jų reikalavimus, reiškia įsteigti šeimą, reiškia tokią pačią įteisinti. Aš palaikau tradicinės šeimas. Aišku. Aš palaikau, aš esu prieš smurtą ir prieš neapykantos kurstymą. O kuria prasme kalbate apie lygybę čia? Aš už lygybę esu. Kad visi žmonės lygus būtų, kad ir Tai kaip ir lygus yra iš tikrųjų homoseksualai. Niekas jau įstatymais nediskriminuoja, tiesa. Bet yra ir kitų žmonių, kurie yra diskriminuojami Lietuvoje, ne tik kalbama apie homoseksualus. Apskritai žmogus dabar yra labai daug nelygių žmonių, labai didelė nelygybė Lietuvoje, socialinė didelė nelygybė. Aš apie visus dalykus, kad žmogus tiek turtingas, tiek varškas turi būti lygus. Aš apie tai kalbu. Nesvarbu, kad tai yra organizuojama Lietuvos gėjų ir lesbiečių sąjungos, bet aš manau, kad reikia mums už idėjas, o ne už ne kažkokią tai organizaciją. Jei nepatinka organizacija, kodėl nepalaikyti jau tos idėjų. Bet jūs turbūt sutiksite, kad jų idėja, jie turi grinai savo idėjas. Jie socialinės nelygybės čia nėra. Jie turi savo idėjas, bet jie pasisako žmonių lygybę. Jie turi ir aš manau, kad vien tik tą mintim, jie neapykantų šiuo metu neskleidžia. Labai per daug yra neapykantos, per daug savižudybių Lietuvoje. O kodėl tada manote, tiek žmonių prieš, jeigu jie neskleidžia neapykantos? Nemanote, kad jie taip kiršina visuomenę? O sakykime, žmonės, kurie už tradicinę šeimą, už viską jiem tai nepriimtina tiesiog, kad ta prasme, kas per amžių buvo visiškai priešinga jų suvokimui ir staiga taptų kaip ir norma. Nemanote, kad tai kiršina? Kad būtent tai kiršina ir būtent ir skatina tą neapykantą? Dalis tiesos yra pas juos, bet kita vertus, suprantat, prieš kažkiek laiko būdavo ir atveju, kaip už savo seksualinę orientaciją žmogus turėdavo pasitraukti net iš gyvenimo. Ne vienas atvejis, pažiūrėkit, ir jaunimo linijos, kurie dirba su savižudybėm, yra grupė ir jie mato, kad tai yra didelė problema, tai galbūt mums reikia kaip tik tų žmonių išmokti nediskriminuoti, kaip mes nediskriminuosim tų žmonių, tada gal nereikės visai šitų parapų. Bet atrodo, kalbame apie diskriminaciją, nes iš tikrųjų įstatymais jiems suteiktos visose srityse lygios teisės, išskyrus tas teisės, kurias jiems atėmė pati gamta. Ta prasme, jie negali giminės pratęsti, jie ten savo šeimas beturti, tiesa? Aš suprantu, ką jūs kalbate. Reiškia, atitinkamai žmonės sveikų protų vadovaujami. Aš galiu pasakyti, kad gal aš ir kažkada turėjau tokią mintį, kaip jūs sakot, bet aš priėjau tokios išvados, neteis ir nebūsi teisiamas. Neteis pats ir nebūsi teisiamas. Ir aš neteisiu tų žmonių, tie žmonės yra, aš gal galėčiau su jais pasikalbėti, paaiškinti, papasakoti jiems, kad gal tradicinė šeima mano yra vertybių skalė yra daug reikalingesnė, reikia tą tradicinę šeimą skatinti Lietuvoje ir visų įvairiom priemonėm, bet mes priešindamiesi, tarkim, šitam paradui mes padarysim tik tai
tik tai gaišinsim energiją. Geriau yra padaryti paradą už tradicinę šeimą. Aš dalyvauju ir tokiuose šeimų paraduose. Dėl to, kad manau, kad šitie dalykai nėra taip, kad jie prieštarauja. Gerai, ačiū. Į vidurį. Į vidurį. Aš manau, daugiau pakantumo, daugiau laimės, šypsenų, geras oras, viskas yra gerai ir aš manau, kad šitos eitynės įeis į istoriją, kai vienas iš didžiausių Lietuvoje, kada nors vykusių eitynės. Nėra planų kitą kartą? Palaukit dar porą metų ir viskas bus dar didesnis. Šį kartą apie 1000? Labai daug, aš manau, kad iš visų ES šalių, iš JAV, iš Ugandos, iš Kanados, labai daug svečių. Kuo bendruomenės? Aš manau, kad jos parodo, kad žmogaus teisės jos yra visiems ir lygybės idėja yra labai svarbi tiems žmonėms, kurie už mano nugaros, tie, kurie žiūri. Ir aš manau, kad tokia šventė tik tai duoda stiprų signalą mūsų valdžiai, mūsų parlamentui, kad jie neatsiliktų nuo to, kas vyksta už mano nugaros, kadangi aš manau, kad kai kurie parlamentarai vis dar atsilieka ir manau, kad gyventojai nepasiruošę šitom eitynėm. Tai yra netiesa. Mes jau Europos Sąjungoje, mes jau judame priekį. Jūs viena iš nedaugelio Seimo narių, kurios išdrįso ateiti čionai. Man nereikia drįsti ar nedrįsti. Aš tiesiog ginu žmogaus teisės. O žmogaus teisės yra visuma. O šitos žmonės aš be galo gerbiu, nes Lietuvoje jie yra skaudinami ir niekinami. Aš tikiuosi, kad mūsų vyriausybė, mūsų prezidentė, mūsų Seimo nariai pagaliau supras, kad mes turime priimti įstatymą, kuris suteikia teisės LGBT bendruomenei Lietuvoje.
esi čia reikalingas, ko čia lendi, kur nereikia. Launas! Kokius jums jausmus sukelia balsų taikų? Palaikyti protestuoti. Bet jums nekliūva. Ačiū jums.
За нашу и вашу свободу! За нашу і вашу свободу!